Menas gyventi. Pas mane į svečius, tai yra labai svarbu man ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tokios galimybės galėjo ir nebūti. Jūs visiškai teisus, ponė Viktorai. Galimybės galėjo ir nebūti, bet jį yra. Gyvenime kaip ir biliardė. Išmokus gerai žaisti galima nuspėti rutulio trajektoriją. Na, o profesionalas tą trajektoriją apskaičiuoja labai tiksliai. Bet nefilosofuokime. Vadinkime daiktus savais vardais, o žmonės vertinkim pagal žmoniškus kriterijus. Viktoras Uspaskich. Apie šį žmogų galima kalbėti daug ir ilgai. Vertinti jį arba ne. Bandyti suprasti arba skeptiškai į jį žiūrėti. Bet šį kartą nusprendėme leisti jam kalbėti pačiam. Šiandien kalbame ne su darbo partijos lyderiu ir ne su buvusiu ūkio ministru, o tiesiog su Viktoru. Nieko šioje žemėje nėra tikresnio už gimimą ir mirtį. Visa kita yra žmogaus kelionė painiuose gyvenimo labirintuose. Nuo ko ir kada prasidėjo Viktoro gyvenimo kelias? Visų pirma, kada, ne? Tai 59 metais buvo Liepos mėnesį. Buvo tremtinių miestelis, tą miestelį pastatė tremtiniai. Pirmas įvažiavimas buvo, kada prasidėjo pirmas represijas 28, 9, 30 metais. Ir pastatė pirmą baraką, pirmą namą. Ant 100 žmonių barakas buvo. Tai tokius barakas paskui papuolė ir mano motina. Tai ten barakas buvo skirta po 90 cm kiekvienam lovos. Nuo to prasidėjo ten motinos gyvenimas. Aš ten ir gimiau, jau aišku gimiau, taip vadinasi četvirtuški. Tai yra 2 metrus ant 4. Vieną tokį kambarį ir antrą tokį kambarį. Viskas. Vienoje virtuvėje, kitoje visi miegodavo. Narai buvo pastatyti. O ten aš gimiau, bet galiu pasakyti, kad o dabar pradedu atsiminti ir visą kitą, šiaurė. Aš labai maloniai atsimenu, mane visą laiką traukė ten, aš 2 kartus per metus visą laiką važiuoju, šią žiemą tiek negalėjau važiuoti, sutrukdė man politiniai oponentai. O taip kas vieną kartą žiemą mažiausiai ir vieną kartą vasarą važiuoju pastoviai ten, mane traukė, iš tikrųjų, mano šaknis ten, nieko nepadarysi, tai yra sentimentai. Jie yra ir normalus dalykas. Kiekvienas žmogus ateidamas į šį pasaulį, pasak mokslininkų, atsineša jau užkoduotą genuose sėkmę arba nesėkmę gyvenime. Stebint jūs, gerbiamas Viktorai, peršasi nuomonė, kad jūsų tėvai jums sudėjo viską, kas lemia didžiausią sėkmę. 5 broliai mūsų buvo, tai dėja vyresnysis brolis mirė, Donecke aš važiavau palaidoti. Ir jaunesnysis dėja buvo tragedija, kaip tik apie tos laikus daug gandų yra, kad Uspaskich lygtai kažkur pabėga, ne, aš važiavau todėl, kad sudegė tas namas, kuriame aš išaugau, ir sudegė ten mano brolis.
jaunasis ir dėja beveik motinas akise. Tai aišku, motinai buvo didžiulė tragedija, trauma ir reikėjo pabūti kartu. Tai va, tai lyga mūsų trysia dabar, aišku, vienam irgi su sveikata ten nelabai kaip ir todėl reikėjo daug padėti ten. Gimęs ir užaugęs Sibire, tremtinių kaimelyje, šiandien Viktoras ėmėsi rinkti dokumentinę medžiagą ir rašyti savo gimtinės metraštį, kuriame būtinai papasakos ir apie pirmąjį tremtinių pastatytą baraką, ir apie 90 cm ploto skirto kiekvienam žmogui, ir apie savo nelengvą, bet prisimintiną vaikystę. Nu, aš vaikystę kažkaip visą laiką atsimenu labai gražiai. Nu, nežinau, turbūt ir tas vargas gal ir buvo, bet, nu ką, vargas tai yra, nu ką, ne visą laiką sočiai buvo pavalgyti, dar kažkokie ta dalykai. Motina mūsų, kaip tik jos portretas ant palangės, tolerantiška, liberali, jinai leisdavo daug ką daryti ir patiems siekti ir taip toliau. Mes ko gero išaugam būtent tokiu būdu, kiekvienas jau žiūrėjo, kaip galima prasimaitinti, kaip padėti šeimai ir taip toliau ir kiekvienas galvodavome apie tai. Todėl bet kokį momentą arba bet koks momentas akis eina tik geras. Kažkokie tie sunkumai nueina į kitą planą. Nu, turbūt aš prigimties esu optimistas ir norisi galvoti tik apie gerą ir pas mane nelieka, kaip visi pradeda čia kalbėti apie šiaurę, Sibirą ir visą kitą. Nu taip, šaltoka, nu taip yra odų, nu taip yra kažkokių nepatogumų, bet išgyventi yra aišku, gana nuoširdūs žmonės ten visi buvo ir niekas niekada nekalbėjo apie tautybę. Tarp kitko, aš tik Lietuvoj sužinojau, kad aš rusas, todėl kad niekas nekalbėjo apie tautybės išvis ten, nesvarbu kokios tautybės. Praktiškai žmonės ten buvo siunčiami tie, kurie buvo netinkami tai sovietų valdžiai, komunistam, NKVDistams visiems. Ir jos ten siūsdavo, kad jie čia nemūtintų vandenį, nemaišytų visokiams mutantam, komunistams ir taip toliau, statyti sovietų Lietuvą. Tai vat mes visi ten gana draugiškai gyvenam, todėl kad, nu, tokie tos pačios laimės broliai. Ir surasdavom labai daug bendrų dalykų. Ir iš jų aš išmokau labai daug. Ir, kaip sakoma, rusiškai išsireiškimas молоком матери я там всосал все и drąsumą ir žodžių laikymasi, todėl kad šiaurėje arba Sibirį išgyventi vienam labai sunku, visą laiką vienas kitam turi padėti. Tai yra faktas ir kas ką nesakytų, tai yra būtent taip yra. Jūsų atsiradimo Lietuvoje istorija. Nu, pirma, aišku, kada pradedi save atsiminti ir sakyti, vienas dalykas - mokykla. Deja, mūsų mokykla buvo 1 iki 8 klasių. Ten kitos nebuvo, reikėjo į kitą, į 9-10 klasę važiuoti į kitą jau mokyklą, paskui 11 klasę jau dar į kitą mokyklą. Nu, nebuvo taip sudarytas sąlygas, kad tau atėjai iš karto vidurinį mokyklą ir pabaigai. Tai reikėjo mokytis įvairiose mokyklose, paskui, aišku, visi žiūrėdavo, kokios specialybės gauti, iš kokios specialybės galima daugiau uždirbti ir taip toliau. Tai aš beveik vakarais mokindavosi tam, tai vairuotojas, tai traktoristas, tai slėstaris, tai pilotnikas, tai paskui suvirintojas, brigadininkas. Nu, dauguma tokių įvairių buvo specialybių, kur turėjo didelį paklausą darbuose ir iš tikrųjų mes uždirbdavom kokį 5 kartus daugiau negu koks viršininkas tuo metu, kad ten 120 buvo pas jos kladas, stavkė ir viskas, o mes po 500, paskui aš vėliau jau kada tapau gana žymų ir rimtų specialistų, tai tada, kada jie ten po 200 uždirbdavo, tie viršininkai pas mane buvo 1200 per mėnesį ir aišku, mano brigada visiems žmonės lįsdavo, prašydavosi. Paskui
daug įvairių komandiruočių, aišku, buvo įvairių dalykų, važiavimas po viso sąjungą, paskui komandiruoti į užsienį, statyti irgi dujotikį. Ir ten aš pakankamai daug esu pasiekęs, todėl kad ir išmokau suomių kalbą labai greitai per kokį 3-4 mėnesius, aišku, buitinį tokį. Ir turėjau pasiūlymus gerus iš ir Suomijos ir visą kitą, bet buvo tie sovietų laikai, reikėjo labai atsargiai ten bendrauti, todėl kad kas antras beveik buvo KGBistas tam siūsdamas, užverbuotas tai tikrai. Tai reikėjo labai atsargiai būti galų gale. Tai pats didžiausiai, ko gero, buvo kontraktas Sovietų sąjungoje užsienį ir aš vienas, ko gero, buvau tik ne komunistas. Tai irgi kai ką sakė, tiesiog užsispyręs ir nenorėjau tą daryti. Paskui į Lietuvą aš grįžau iš Suomijos, o vietinė valdžia, vyriausybinė jau valdžia Lietuvos tuometinė, sužinojo, kad atvažiavo toks ir toks, todėl kad jau mano brigada jau pakankamai toj nafto ir dujų sistemoje buvo žinoma ir kaip specialistas, ir buvo atvažiavę tokie pasiuntiniai, paprašė mane likti iš Lietuvos vyriausybės. Aš tada įstačiau sąlygą, jie paprašė surinkti gerų specialistų grupė. Aš sakiau, jeigu jūs duosit visiems specialistams būtus, tai tada mes galėsim pasilikti Lietuvoje. Tai praktiškai mes taip sutarėm ir buvo specialus vyriausybės įsakymas, priimtas nutarimas ir mums buvo visiems specialistams, tai grupė, kurią aš parinkau iš Sovietų sąjungos, iš įvairių miestų, gerus jaunus specialistus ir davė visiems būtus. O taip aš atsiradau. Man, aišku, buvo pasiūlyti ir Panevėžį, ir Vilnių, ir Kaune būtus, bet visiems kitiems Kėdainiuose, todėl kad pirma trasė ėjo nuo Kauno iki Kėdainių. Į Kėdainius reikėjo atvežti dujų nuo Sargėno ten. Na, aš sakiau, ne, aš su visais ir man irgi davė būtą. Kėdainiuose mes viename name dauguma gyvenam, visą mūsų grupę specialistų. Ir aš vadovavau šitai grupiai. O taip aš atsiradau Lietuvoje. Vadinasi, jūs kaip geras biliardo žaidėjas eilinį kartą viską gerai apskaičiavote. Tiek smūgio stiprumą, tiek trajektoriją. O tada jau ir pradėjote savo verslą. Kada pasilikom Lietuvoje ir pradėjom daryti dujotikius, magistralinius dujotikius, magistralinis trasas, todėl kad tai buvo pirma tokia kompanija grupė, kuri jau Lietuvos jėgomis skaitėsi, Lietuva darė tai. Ir mes, aišku, pasitikam čia ir Lietuvos nepriklausomybę. Aš nedvėjodamas priėmiau Lietuvos pilietybę. Ne iš karto, aišku, čia, kol prasidėjo tie momentai ir visą kitą, mesgi su sovietų pasais vaikščiojom iki 93 metų kažkur tą vidurį arba pradžios ten, neatsiminam. Tik buvo paskelbta nepriklausomybė, tarp kitką, jeigu įdomu, ne vienas turbūt iš dabartinės valdžios nestovėjo ir toj pačioj Baltijos kelyje aš buvau ir kaip tik kauniečiai mane atsimena, kaip aš atvažiavau ten, todėl kad kaip tik papuoliau su jais kartu. Nebuvotgi ten. Ne viena ten, ne Adamko, ne Brazausko, ne Kirkila, Landsbergis, aišku, buvo, tai yra patriotas ir taip toliau. Taip pat aš buvau ir prie sausio 13, prie parlamentą, aišku, reikia pripažinti, ne tą pačią naktį, kada buvo tragedija, paskui, kada kreipėsi, jau atsimenu, buvo tik garsas per televiziją, vaizdą nebuvo, jau Landsbergis kreipėsi rusų kalba, mes nelabai suprasdavom, kas vyka, aš dar tada lietuviškai nesuprasdavau ir taip toliau. Tai mes iš Kėdainių nuvažiavom, aišku, jau paryčių ir visą kitą po tragedijų, bet vis tiek kažkaip skaitėm poreikį tokį nuvažiuoti, palaikyti.
Todėl, su visa dvasia širdimi, todėl, kad ir gimiau tremtinių miestelėje ir buvo tokie įsitikinimai, kad aš nepripažindavau niekada to komunizmą, NKVDizmą, aš net niekada nebuvau komjaunuoliu, todėl, kad motina sudegė komjaunimo bilietą ir atsidūrė ten. Tai tiesiog iš tos prigimties man buvo nepriimtina ir kada Lietuva paskelbė nepriklausomybę, tai aš pagalvoju, kad man atsiras daug galimybių kaip laisvam. Tai va, ir kada paskelbė nepriklausomybės, aš iš karto jau pagalvoju, kad reikia steigti kažkokią savo kampaniją, aišku, tada dar nebuvo įstatymų akciniam bendrovėms, aš jau kūriau kooperatyvą. Čia Kėdainis, tai gyvenau, Kėdainis jau užregistravom kooperatyvą, paskui kaip tik atsirado įstatymas akcinių bendrovų, mes perregistravom į akcinių bendrovų. Todėl Vikondos kompanija, jeigu imti jos pradžią, tai jinai kaip tik, taip sakant, vienmetis su Lietuvos nepriklausomybė, tais pačiais metais iš karto buvo įkurta mūsų kompanija, o jinai išauga iš 2 žmonių iki 4000 dabar. Ar kiek dirba, dabar jau reikia tiksliai paskaičiuoti, todėl, kad kai ką pardavėm, kai ką įgyjam, kai ką pastambinam. Nesigilinsime šiandien į politiką, bet gal trumpai. Kaip jums kilo mintis siekti valdžios? Čia gal pasiteisino taisyklė, kad sėkmingas verslas pats įpareigoja siekti valdžios. Į valdžią patraukė, tokios dainuojančios revoliucijos politikai, kurie niekada savo rankomis nieko nekūrė, savo galvą nieko nekūrė. Patriotizmas geras dalykas, bet vis tiek žmonės nori ir valgyti ir visą kitą. Apie tai reikėjo galvoti. Ir čia aš galvoju, nemažai kas padarė klaidų ir laikų. Vieni padarė revoliuciją, sudainavo ir taip toliau, nepasitraukė, kitiems nedavė, galvoja, kad jie visų galų meistrai, pasirodo nelabai, įklampina į tokį kreditinį dabę visą valstybę, žlugdyti jam sekasi geriau negu kurti ką nors naujo ir kurti sąlygas verslo ir taip toliau. Ir aišku, aš, kada jau pradėjau verslą, pakankamai jau neblogai stovėjau, tai pradėjau tiesiog ne tik padėti, ne tik nelysti, pradėjau trukdyti ir sąmoningai, dirbtinai. Kartais su akcentu, kad yra rusas ir taip toliau. Aš supratau, kad čia iš tikrųjų ne rusų problema, tai buvo maža rinka ir kažkam tu maišai, kada kūrėsi atskiri tokie klanai ir sakyti, tu maišai jam. Tai aišku, jie naudoja kortą, kad rusas ir tą kortą pagrindų bandė žlugdyti mano verslą. Nemažai pažlugdė, todėl kad aš gana perspektyviai ėjau į priekį. Ir kada supratau, kad jau neįmanoma, matau, kad aiškiai, kad mūsų gyvenimą, mūsų sąlygas verslui kūrė būtent politikai, bet tie politikai nenori skaitytis visiškai su verslu, tai reiškia pjauna šaką, ant kurį sėdi. Tiesiog atsiranda nemažai bendraminčių ir visą kitą ir reikia kažką tą daryti, reikia patiems eiti. Iš tikrųjų, iš valdžios mes niekada nieko nenorėjom. Atimti kažkiek tai ir turėjo, reikia mokėti mokesčius valstybė, tai yra natūralu. Tai visuose civilizuotose valstybėse tai daroma ir čia reikia daryti. Būna supainioju savo mintis ir jausmus. Tu šiam sunkiam kely esi tik žmogus. Ant tavo rankų vaikas užmigs, netikro jausmo nebeliks. Mildžiu, o Dieve, daug žinot, Kurio keliu man eit nesustot. Žinot, verta 1000 kartų krist ir vėl pakilt. Žinot, verta 1000 kartų tikėk nenusimint. žinot, Mylėti verta, meilės nebus per daug. Tikėk, ką tau pasakys deganti širdis.
atneš šiaurės vėją, gal saulė rytų. Man uždėja taip ranką likimas, aš jokios kai nemata liūdžių. Sakykite, kas yra geriau – sąžiningas priešas ar pataikūnas, kuris bet kuriuo metu gali parduoti dėl karjeros, dėl pinigų ar sotesnio duonos kąsnio? Naujo nieko nepasakysiu, tik gal užakcentuosiu, taip kaip aš moku galbūt tai daryti, įtaigingai, kaip kai kas sako. Politinė kultūra, jos visiškai nebuvimas. Kaip aš savo straipsnį rašiau, 61 atvejis šitos kadencijos tik metu perėję politikai iš vienos frakcijų į kitą, kai kuri kelis kartus. Paimkit Europai civilizuotose valstybėse, Amerikai, Skandinavijai, net Rusijai, vienas žmogaus perėjimas į kitą frakciją, tai jau sensacija, jeigu ne sensacija, tai jis vis tiek pasmerktas ir jau jam ateinančius rinkimas nebus jokių galimybių. Paimkit Juščenką, prezidentas Ukrainos, 10 ar kiek ten žmonių perėjo iš vienos frakcijos į kitą, jis sustabdė Dūmos, sustabdė parlamentą veiklą. Paleido parlamentą, Adamkus skrydo ją ten palaikyti, pasveikinti, o pas mus 38 Seimo nariai pakeitė savo orientaciją politinį, ko gero ir ne tik politinį. Todėl, kad jų ten pasisakymai, kad jiems Lietuvos krikščioniški įstatymai trukdo bučiuoti su vyrai, tai turbūt ne tik politinė. Jeigu jiem tam jie jaučia malonumą būti privartaujamai, tai matyt ne tik politinė orientacija keičia. Gerbėmėjai, ir ploja inteligentija, ploja žiniasklaida, ploja vadovybė. Vieni džiaugiasi pardavė nereikalingą, kiti džiaugiasi nupirka nebrangiai. Nu ką aš čia, tai kur mes daisim, tai vat yra kultūra. Ir džiaugiasi, šis oponentai ištraukė vieną kitą narę, nu ir ko tu džiaugiasi? Ko gali tas parsidavėlis padaryti būnant tavo komandai? Parduoti tave. Ir viskas. Parsidavėlis yra parsidavėlis, išdavikas yra išdavikas, jis visur yra išdavikas. Kita nebus. Ir iš jo laukti kokią nors naudos valstybei, valstybės žmonėms, nu iš kur, aišku, kad ne. Arba pavyzdys, šiandien paimkit mūsų Krikinavą. Po 1,5 metų patikrinta 132 kartus. Na gerbėmėjai, gal ir 10 užtektų, jeigu ten yra ką nors tai surasti. Tai daroma specialiai, kad trukdyti. Iš 1000 žmonių pusę apklaustų ir 5 pasakė, kad jie gauna lygtai vakelėse pinigus. O kas jie tokie? Jie atleisti iš darbo, buvo apvinioti mėsą ir pagauti. Nė vienas nedirba, kurį pasakė. Gerbiamas Viktorai, kokią matote Lietuvos ateitį? Ar sunku gyventi matant istorinės klastotes, melą, absurdą ir bendražygių išdavystės? Ir pasakykit, kokiais būdais reikia įtakoti ir padėti jaunai kartai pavyzdžiais. Tai jeigu gamykla blogai, fondas padedantis žmonėms blogai, padėjim mokyklams, sukūrėm ten ekonominį klasę, kompiuterinį klasę. Pirma kompiuterinį klasė buvo Lietuvoje. Kiekvienam personalinis kompiuteris. Tai buvo stebuklas. Tai buvo stebuklas. Stengiasi vaikai. Mes jiems suteikdavom galimybę koncerno Vikonde dirbti vasarą. Su jais važiuodavo pailsėti į gamtą į kokį Palangą. Tie, kurie baigdavo 9,5 balų, važiuodavom į užsienį. Aš ir jie, jokių tėvų, jokių mokytojų. Tai ką, neskirdavom laiką savo, biznį žmonės. Reikėjo skirti laiką tam, kad tai būtų pavyzdys. Ir sako, kad tai yra blogai. Tai pasakykit, ką gerai. Kada vartoja narkotikus, alkoholį, rūką, privartauja, tai yra gerai. Tai yra, aš matau, būtent šitą ir propaguoja. Todėl, kad padalina Lietuvą į savus ar nesavus. O štai kur problema. Jeigu tai, ką mes darom, tai nėra pavyzdys, nu, klausykit, aš nežinau tada, ką reikia daryti, kur tas pavyzdys yra. Todėl pas mane natūralus klausimas, ką reikia daryti, kad sakytų, vat gerai darai. Tai reiškia, nieko nereikia. Lietuvoje, kad tu būtų geras, reikia nieko nedaryti ir tu būsi geras.
Kas jūs dabar labiausiai palaiko? Kur semiatės dvasinės stiprybės? Jūsų šeima ir jos reikšmė jūsų gyvenime. Padeda gamta, iš dangaus atėjo energijos, iš gerų žmonių, viskas tvarkoja. Kėdainiuose pas mane labai gražus dvi mergytės yra, Laurytė ir Justė. Laurė jau bus 15 šią vasarą, mokosi gimnazijai 9 klasėje, į 10. Gimė čia, patinka miestas, niekur nenori išvažiuoti iki studijas, bandėm pastatyti namą Kaune ar Vilniuje, ne, jokių būdų, sako, aš nevažiuosiu, jūs galite važiuoti, tai mes dėl jos tiesiog nutarėm neklibinti savo gyvenimą, namą ir dabar jau ir neišvažiuosim turbūt. Taip pat gimėm kitą dukrą, Justė, 5 metai. Šaunolė irgi aktyvi pakankamai, viską domisi, viską įdomu, visur stengiasi dalyvauti ir taip toliau, tai labai geri vaikai ir džiaugiuosi. Как упоительны в России вечера, любовь шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки, как упоительны в России вечера. Балы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Любовь шампанское, закаты, переулки.